pirmeiviškas pasaulio istorijoje dar nebūtas ir neregėtas valstybių darinys, valstybių sąjunga. Ir todėl neišvengiamai šitam pirmeiviškame žygiavime būna ir suklupimų, būna ir paslydimų, tas pats su Europos konstitucija. Tas Nojaus laivas, tas tikrai ypatingas Europos laivas, negavo naujo stipresnio variklio, kuris būtų greičiau leidęs plaukti. Tačiau yra tas senasis variklis, kurį galima tobulinti, kurį galima remontuoti, ir aš įsitikinęs, kad tas Europos laivas plauks į priekį ir rodys pavyzdį kitiem žemynam, kitom valstybėm, esančiam ne Europoje. Ir be abejo, Lietuvai labai svarbu, kad tas Europos eksperimentas pasiteisintų. Ir aš manau, kad taip ir bus. Nes iš esmės tai ir yra žmonijos progreso, žmonijos pažangos klausimas. Arba mes visi rasim išeitį, kurią rodo Europa ir Europos Sąjunga, arba mes visi žūsime. Ir tada jau nebus taip svarbu, ar lieka Lietuva, ar Lenkija, ar Vokietija. Visas pasaulis gali žūti. Lietuva 2004-aisiais tapo ES nare. Įstojo į tokią Europą, kuri tuo laikotarpiu ir šiuo metu pergyvena tam tikrą krizę. Visų pirma, ta krizė susijusi su pačia ES plėtra, iš karto priimta 10 naujų valstybių, kurios postkomunistinės, senai vakarų Europai mažai pažįstamo mentaliteto, ūkinės santvarkos valstybės. Kartu ES krenta priedermė svarstyti visose šalise konstitucijos projektą, nors čia vėlgi kilo klausimas, ar jis buvo būtinas, neišvengiamas, gal ir be jo buvo galima apsieiti. Ir kaip žinome, nepatvirtinus jos, vis tik tais lieka galimybė ES gyventi pagal Nicos susitarimus. Tai ES padėtis po to, kai Prancūzija ir Olandija atmetė konstitucijos projektą, susikomplikavo. Ir aišku, šita konstitucija, kaip mes kalbėtume, yra mirusi konstitucija. Bet yra galimybė dirbti toliau pagal Nicos sutartį, vienas variantas yra. Ir ES ir dirbo lig šiol pagal Nicos sutartį. Ir kitas variantas dar yra iš konstitucijos paimti atskiras vietas ir valstybių vadovams susitarti dėl tų vietų įgyvendinimo visose ES valstybėse. Jeigu ji bus nueita kitų kelių, tarkime, pabandyta pataisyti konstituciją ir vėl duoti ratifikuoti, aš esu tikras, kad 25 valstybės yra bent viena valstybė, kuri tiesiog vetuos šitą naująją konstituciją. Todėl toks kelias, mano nuomonė, referendumą atiduoti naują konstituciją, pataisyti ar kitokią, yra labai neperspektyvus. Labai skubiai priimta ES konstitucija. Aišku, kad mūsų valdžios paveldėjusios, nesvarbu ar jos kairiosios ar dešiniosios pakraipos, yra paveldėjusios labai nedemokratišką supratimą apie tai, kaip tauta turi priimti tokius jos ateitį nubrėžiančius teisės aktus. Jie nutarė tą padaryti balsavimu, net nesuteikė galimybę žmonėms susipažinti su šiuo labai svarbiu dokumentu. Ir tai buvo, man nebuvo nuostabu. Aš buvau tuo metu Briuselyje ir sėdėjau Europarlamento prezidiumo posėdėje šalia parlamento pirmininko Borelio. Ir kai buvo gauta šita žinia, atnešė šitą žinią jo padėjėjas į posėdį, visas prezidiumas nuščiuvo ir nebuvo jokios reakcijos. Buvo tiesiog labai nepatogu būti tarp jų. Tie žmonės po to priėjo prie manęs, įvairių frakcijų žmonės, tarp jų ir dešiniųjų, ir kairiųjų. Ir negalėjau patikėti tuo, kad Lietuva pasielgė šitaip nežinia dėl ko. Kodėl pirmoji, nepaskelbusi tokio dokumento, nesupažindinusi žmonių su juo, priėmė konstituciją. Europarlamentą galima būtų palyginti su Lietuvos parlamentu. Lietuvos parlamentas niekada nepriima kokio nors įstatymo arba nutarimo, kuris galiotų, tarkime, vienam rajonui arba miestui, pavyzdžiui, Mažeikiam ar Šilutei ar dar kam nors. Jis priiminėja įstatymus, nutarimus, kurie galioja visos Lietuvos teritorijoje. Lygiai taip pat Europarlamentas nepriiminėja jokių įstatymų, kurie galiotų Lietuvai, Latvijai arba Čekijai.
bet priiminėja įstatymus, nutarimus, kurie galioja visai ES. Šia prasme europarlamentaro darbas labai panašus į Lietuvos parlamentarų darbą, tik tai skiriasi masteliai. Lietuvos parlamentarai rūpi daugiausiai Lietuvos reikalai, europarlamentarams rūpi visos Europos reikalai. O šiaip darbas Europos parlamente, kaip ir Lietuvos parlamente, darbas yra labai panašus, yra atskiri komitetai, kuries nagrinėja specifinius klausimus. Komiteto išvados teikiamos plenariniam posėdžiui, frakcijom teikiamos, po frakcijų sprendimų, po plenarinis posėdis balsuoja pritarti komiteto išvadai ar nepritarti komiteto išvadai ir jo siūlomom pataisom. Labai darbas panašus kaip Lietuvos parlamente. Dabar jeigu kalbėtume apie tai, ar Lietuvos parlamentarai jaukiai jaučiasi Europoje, aš sakyčiau, kad iš tikrųjų gal keletą mėnesių mes jautėmės kaip kokie naujokai dar, kaip ir Lietuvos parlamentarai tik pirmą kartą išrinkti jaučiasi naujokai, bet dabar pilnai apsipratome ir jaučiamės visai normaliai ir mus kotiruoja lygiai taip pat kaip ir kitus parlamentarus. Kas man yra Europos Sąjunga? Europos Sąjunga man yra tų valstybių, kurios priklauso Europos Sąjungai interesų suma. Ir jeigu tame Europos interese nėra Lietuvos intereso, man Europos interesas yra tuščias garsas. Jis yra be turinio, be prasmės ir aš tik tai šitaip ir suprantu mūsų apskritai buvimą Europos parlamente. Prieš važiuodama į Europos parlamentą į Briuselį sakiau Lietuvos žmonėms, kodėl aš ten važiuoju ir ką aš galiu padaryti Lietuvos žmogui, būdama Europos parlamente. Iš tiesų optimizmas buvo didelis ir sakyčiau, kad ir dabar tebeturiu to optimizmo, kad mes būdami Europos parlamente ir aš asmeniškai daug ką galim padaryti Lietuvos žmogui. Todėl, kad kiekvieną dieną Europos parlamente komitetuose, kuriuose aš dirbu, svarstomi Lietuvos žmogui svarbus klausimai. Pavyzdžiui, dabar aš esu darbo grupės dėl žemės ūkio išmokų, dėl biudžeto žemės ūkio, tai yra mūsų žemdirbiams, 2007-2013 metams svarstymas. Būdama ten, žinoma, aš sakau, kas svarbu Lietuvos žemdirbiui. Prancūzas gina jo interesus, anglas gina savo interesus. Ir anglai sako, kaip ir dauguma žmonių jau turbūt žino, kad išmokų žemės ūkiui nereikia visai. Prancūzaigi sako, kad reikalingos išmokos. Aš su prancūzais ir aš sakau, kad Lietuvos žemdirbiams reikalingos išmokos, nes kitaip mūsų žemės ūkis neišsilaikys. Ir ta kova, kasdieninė kova ir mano, ir kitų Lietuvos parlamentarų, jinai akivaizdžiai veda į tai, kad dokumente atsiras naudingas mūsų Lietuvos žemės ūkiui straipsnis, kuris užtikrins žemės ūkio išmokas. Kiti dalykai, kurie yra labai svarbus Lietuvos žmonėms, žinoma, ne tik žemės ūkis. Mes visi gyvename skirtingose srityse, mes dirbame skirtingus darbus. Ir sakykime, verslininkas, kuris nori dirbti Prancūzijoje, ar jisai gali dabar atidaryti savo verslą? Ne, todėl kad yra daugybė biurokratinių barjerų, kurių jisai negali įveikti. Tai šiuo metu svarstoma direktyva ir mano darbas paslaugų direktyvos kūrime ir yra kaip tik Lietuvos žmonių interesų gynimas, kad įmonė įkurta Lietuvoje galėtų automatiškai atidaryti savo verslą ES bet kurioje valstybėje. Taigi mūsų pasaulyje yra tik tai 3,5 milijono. Dar lietuvių yra Amerikoje, Lietuvoje visi, jeigu kalbėtume apie nelietuvius, bet aš kalbu Lietuvos piliečių. Tai mes turėtumėm veikti kaip viena jėga, suglaudę pečius, visi siekti vieno tikslo. O dabar, aš to nejutau, kai buvau Lietuvoje. Matai tą kasdienį gyvenimą, tą virtuvę, gal gali kaip nors pateisinti, bet kai dirbi Europos parlamente, tai taip norėtųsi, kad ir vyriausybė, ir Seimas, ir prezidentūra, ir mes ten esantys 13 Europos parlamentarų, dirbtumėm koordinuotai, suderintai, tada gali tikėtis gerų rezultatų. Ir mano patyrimas toks pirmųjų metų yra toks keistas, dviprasmiškas. Aš labai norėjau žinoti, kokie yra Lietuvos prioritetai. Nes reikia tvarkyti ir ES pinigus, aš dirbau biudžeto komitete ir aš nukeliavau pas finansų ministrą pasiklausti, kokie mūsų prioritetai.
Ir jis man ir žodžiu tai pasakė, ir raštu parašė, kad iki 2013 metų, šiandien mes gyvenam 2005, tai iki 2013 metų mūsų prioritetai bus tokie. Ignalinos atominės uždarimas, Šengeno susitarimų įgyvendinimas, paprasta kalba tai reiškia Lietuvos rytinės sienos apsauga, Kaliningrado srities plėtra ir bendroji žemės ūkio politika. Tai dabar, jeigu mes pasižiūrėtumėm, jeigu mes šitos visus tikslus įgyvendintumėm, šitų prioritetų laikytumėmės, mano reakcija buvo tokia: ministrė, Kaliningradas dar ne Lietuva, gal kada nors bus, bet kol kas ne Lietuva. Ar tikrai nėra Lietuvoje didelių projektų, kuriuos reikėtų remti? Ar šitos prioritetus įgyvendintami mes iš tikrųjų tapsime dinamišku, konkurencingu Europos regionu? Tai štai, ar uždarę Ignalinos atominę elektrinę, daug pinigų skirdami žemės ūkiui, stiprindami rytinę sieną ir plėtodami Kaliningradą, mes tapsime konkurencingu ir dinamišku ES regionu? Abejočiau. Ir prioritetai tikrai turėtų būti kitokie, jeigu nenorim, kad Lietuva taptų, nenoriu sakyti, liktų ES provincija. Lietuva gal nepakankamai pasiruošusi yra priversta spręsti ne tik savo kaip valstybės problemas, tačiau dalyvauti tokių globalinių problemų sprendime. Mano manimu, Lietuva nebuvo pasiruošusi tokiam dideliam uždaviniui, tokiems dideliems darbams. Iš vienos pusės reikia galvoti apie struktūrinių fondų paramą, pritraukimą čia į Lietuvą, į mūsų valstybę, į kitą vertus reikia koordinuoti savo visą užsienio politiką ir aš akivaizdžiai matau, kad mūsų valstybės valdžios šakos, tiek čia Lietuvoje veikiančios, tiek užsienyje besidarbuojantis mūsų politikai, neturime bendros pozicijos dažnu atveju. Bandymų būta, tačiau tikrai šiandien galiu pasakyti, kad lietuviai europarlamentarai iš esmės veikia kartu, tačiau šiek tiek atsietai nuo Lietuvoje veikiančių valdžios institucijų. Ir tai tikrai sunkina Lietuvos padėtį. Visi suprantame, kad 13 lietuvių Europarlamente negali vieni patys nieko. Noriu pabrėžti, kad ir 99 vokiečių europarlamentarai vieni patys taip pat nieko negali. Kažkoks grupavimasis turi vykti. Lietuviai ir kiti bandome ieškoti tokio grupavimosi pavidalu. Tai baltų susivienimas, tai Baltijos regiono, tai naujosios rytų postkomunistinės Europos parlamentarų bendri pasitarimai. To vis tik tais nepakanka ir norėtųsi, kad valstybės lygyje, Lietuvos Respublikos lygyje būtų priimti atitinkami sprendimai, kaip koordinuoti šituos mūsų uždavinius. Aš manau, kad vyriausybė ateidama į tarybą, į Europos komisiją, jinai galėtų pasitarti su Europos parlamentarais, kokie dabar yra dokumentai svarstomi ir kurioj vietoj Lietuvos vyriausybė galėtų paspausti, na, sakysim, savo interesų linkme. Aš jau minėjau apie agentūrų kūrimą. Agentūros ES, jos ne tik agentūros, tai yra didžiuliai pinigai. Ir jeigu yra ES visatos agentūra su satelitų atidarimu 30 satelitų, tai yra 300 milijardų eurų, kurie galėtų ateiti į Lietuvą ir būtų valdomi ir Lietuva dalyvautų su savo protais, Lietuva dalyvautų su savo mokslininkais šiame darbe. Šitoj vietoj manau, kad vyriausybė turėtų kreiptis į ES, į komisiją, į parlamentą ir sakyti, kad mes esame ta šalis, kuri užtikrina gerų mokslininkų, kvalifikuotų žmonių skaičių, gerą administravimą šitų fondų. Tačiau reikia prisiminti vieną dalyką. Jeigu mes kovosim, man tokia karinė terminologija iš viso nelabai priimtina, kovosim už Lietuvos interesus, ten kažkas tai mus spaus, mauks, taip toliau. Jeigu mes kovosim, tai mes tikrai pralaimėsim, nes mūsų yra 13 yra nedaug, tai yra 1,5% visų Europos parlamento narių, o jeigu imti Lietuvos ir ES gyventojų skaičių, tai iš mūsų iš viso 0,8%. Ir mes tokiais militariniais terminais kalbant, mes ten nieko iškovoti negalim. Mes galim pasiekti, kalbėdami, ieškodami kompromiso, derindami interesus ir tai yra svarbiausia. Ir jeigu tai pažiūrėti, tai ką gali 13 Lietuvos deputatų prieš 100 Vokietijos deputatų arba prieš 50 Lenkijos deputatų.
Taip kad svarbiausia yra, sakau, derinti interesus ir rasti sprendimus, kurie būtų pirmiausiai geri Europai ir Lietuvai. Taigi mūsų Europos parlamente yra 13 iš 732. Tai yra lašas jūroje ir jisai tokiu ir pasiliktų. Bet kaip tokiai situacijai tuomet realizuoti tą Lietuvos interesą, kaip pasiekti Lietuvos tikslus, tai turi ieškoti alijanso, daryti alijansus, ieškoti sąjungininkų. Ir žinoma, kiekvienu atskiru klausimu tų sąjungininkų surandi vis kitokių, bet yra vienas pastovus alijansas, tai yra Baltijos Europos grupė, Europos parlamente, kurios aš vicepirmininkė esu, viena iš vicepirmininkų. Ir tai mūsų grupiai priklauso ir Britai, kurie visai negyvena prie Baltijos jūros. Aš jau nekalbu apie tuos, kurie gyvena aplinkui Baltijos jūrą. Vokiečiai, lenkai, lietuviai, estai, latviai, danai, suomiai, švedai. Mes toje grupėje esam. Bet joje yra, kaip sakiau, ir Britas, ir vengrai, kurie ten gyvena. Ir koks tas mūsų tikslas? Mūsų pagrindinis tikslas, kad Baltijos jūra taptų svarbiausia ES jūra. Iki šiolei pagrindinė ES jūra buvo Viduržemio jūra. Ten buvo daugiausiai dėmesio, nėra kas slėpti ir daugiausiai pinigų. Ir dabar, kai ES įsijungia šito regiono valstybės, mūsų tikslas yra toksai. Gal jis jums galėtų atrodyti ar per daug ambicingas, ar neįgyvendinamas, bet mes po truputėlį tą stumėm į priekį. Ir Baltijos jūra turi atsirasti ES darbotvarkės viršuje. Ji turi būti prioritetas. Tai tam ir dirba. Kaip atrodo iš Briuselio, iš Strasbūro, kur tenka posėdžiauti pakaitomis Lietuva. Trumpai tariant, atrodo neblogai, kadangi kiekvienas Europos parlamento narys bent apytikrai žino, kaip kokia šalis ekonomiškai žengia į priekį. O per pastarosius 5 metus Lietuva iš visų 25 ES valstybių sėkmingiausiai žengia į priekį. Taip, kad kai kalbi su lenkais ar vokiečiais, su prancūzais ar, galima sakyti, kitais mūsų kaimynais ES, jie iš karto taip jau su tam tikru pavydu žiūri į mūsų augimo tempus. Antra vertus, be abejo, turint omenyje mūsų politinio gyvenimo įvykius, kurie, aišku, visose detalėse nepastebimi iš Briuselio, tačiau, kai lygini tą politinę kultūrą, kuri jau nusistovėjusi tenai ES, kuri tik pas mus po truputį nusistovi, tai be abejo mums reikia vytis ir vytis Europą. Kaip mes norime matyti savo kraštą, kokį jį sukurti. Pačioje Lietuvoje negalėčiau pasakyti, kad esame sugrįžę į Lietuvą. Savo širdyse, savo nusistatymuose, nes matant, ką sako viešosios nuomonės tyrimai, ką mums sako visokie atsakymėliai į klausimėlius, tai pilietinė sąmonė yra menka ir suprastėjusi nuo anų išsivadavimo laikų, kada buvo ir domėjimosi savo šalimi, ir noro žinoti tiesą, kaip mes už istorinę tiesą tada visi kovojam. Dabar tam tikri būreliai politikų arba istorikų. O tada visiems rūpėjo, kad nemeluotų apie mus ir kad būtų apie mūsų likimą visą teisybę žinoma. Dabar yra ir tas abejingumas, žinojimo atžvilgių. Ir nevertinimas Lietuvos kaip svarbiausios vietos žemėje. Bet vis tiek turėtumėm galvoti apie ateitį. O ta ateitis yra kas? Tai turėtų būti investicijos į švietimą, į mokslą, į universitetus Lietuvos. Ant to viskas stovi, visa mūsų ateitis. Ir čia yra dar daug platesnis kontekstas. Tai yra kultūros dalykai, tai yra kalbos dalykai, tai yra tautiškumo dalykai. Nes mes apskritai, kuo mes įdomus esame? Mes esame įdomus savo savastimi, tuo, kad mes esame šiek tiek kitokie, bet mes galim būti labai simpatiški ir daug galintys. Ir, pavyzdžiui, aš nenoriu čia sakyti pavyzdžiui apie Sovietų sąjungą, bet mes čia gyvenę vakaruose buvom mes buvom daug aukštesni daugeliu prasmių. Aš norėčiau, kad Lietuva taip atrodytų ir Europos Sąjungoje.
Jeigu kitos šalis, kurios yra stiprios, Švedija skiria 3 procentus bendrojo vidaus produkto moksliniams tyrimams ir universitetams, taip, tai, kas dabar bendru vardu vadinasi ES Lisabono strategija, mes skiriame 0,2 iš valstybės biudžeto ir dar ten kažkiek prideda iš privačių investicijų. Tai mes niekada nepasivysime to bent jau vidurkį ES. O Lietuva šiuo metu gyvena sudėtingą, kupiną skandalų ir sunkiai sprendžiamų problemų laikotarpį. Deja, europiniai klausimai netapo nei mūsų valdžios, nei visuomenės, nei žiniasklaidos kasdienybė. Visi tenkinasi tom problemėlėm arba tais neramumais, kurie vyksta šalies viduje, pamirždami, kad daugelis dalykų Lietuvos valstybėje gali būti išspręsti su ES pagalba. Neatsitiktinai turbūt referendume dauguma Lietuvos piliečių balsavo už Lietuvos narystę ES ir visų valdžios atšakų priedermė prievolė yra užtikrinti, kad ES teikiamomis galimybėmis Lietuva, jo žmonės pasinaudotų. Na ir labai norėtųsi, kad mūsų santykiai su vyriausybė, Europos parlamentarų, su vyriausybė ir su Seimu būtų normalūs. Tai ką aš vadinu norma. Dabar, jeigu pasibeldė į duris, tai dažniausiai nustebimas ir, na, truputį tokia atsargi reakcija, ko jis čia nori arba jį čia nori. Tai tarsi aš kažko noriu, turiu kažkokį interesą, bet valstybės intereso nėra. Iš tikrųjų, šiandien galiu aš pasakyti, kad Lietuvoje tautos sprendimų galią yra monopolizavusi valdžia, iš esmės keli pareigūnai. 2-3 pareigūnai. Mažiausia galių, žinoma, čia turi prezidentas, ne dėl to, kad Konstitucijoje jam nenumatytos tos galios, bet dėl to, kad jis yra labai silpnas, kaip politikas, kaip žmogus. Daugiausia galių, žinoma, turi ministras pirmininkas Brazauskas, kuris dėja tvarkosi pagal senosios sistemos principus ir nori būti tikruoju Lietuvos šeimininku. Tai kaip jis tą supranta, tai yra nepaisydamas visiškai, žiūrėdamas į žmonės nedaugiau kaip į tuos, kurie privalo dirbti valdžiai. O visiškai ne taip, kaip priimta Europoje, kad valdžia turi dirbti žmonėms. Keista vaidmenį atlieka šioje valstybėje Seimo pirmininkas, kuris yra prisėmęs savo funkcijų visiškai nebūdingų bet kurios Europos šalies parlamento pirmininkui, kuris yra nedaugiau nei spikeris, suteikiantis galimybę kalbėti vienam ar kitam parlamento nariui ir stebintis, kaip vyksta įstatymų parengimo procesas Seime, parlamente, apskritai kalbant apie visą Europą. Tuo tarpu mūsų Seimo pirmininkas kartu su artimiausiu savo padėjėjų Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku yra paėmę į savo rankas, bent jau bando tą padaryti iki galo, visą teisėsaugą. Teisėtvarka ir teisėsauga, o tai yra labai pavojinga demokratijai. Tai iš Briuselio žiūrint, kaip tai atrodo Lietuva. Aš nežinau, ką kiti mano kolegos sako ir kaip jie jaučia ir ką jie jaučia, bet man Lietuva yra tokia kitokia. Jinai man daug brangesnė ir, kaip pasakius, daug svarbesnė negu, sakykime, lyginant su tuo, kai aš pati čia dirbau Lietuvos Seime. Ir aš taip su pavydu, tokiu, sakyčiau, baltu pavydu, žiūriu į kai kurių kitų valstybių delegacijas, žiūriu į Lenkus. Mūsų 13, jų 54. Kur nenueisi, visur Lenkai. Negana to, jie elgiasi skirtingai negu mes. Lietuvis linkęs patylėti, nutylėti, susilaikyti nuo aštresnių pasisakymų, išskyrus ten keletą gal mūsų. O Lenkai, jie elgiasi kaip valstybininkai ir tas mane žavi. Ir Lenkas už Lenkiją, tikiuosi neįžeisiu niekieno jausmų, eina kaip buldozeris ir jisai sako atvirai ir reikalauja griežtai. Ir aš labai norėčiau, kad mes mokėtumėm šitaip elgtis. Nes tas nuolankumas lietuviškas, kuris yra labai būdingas tam dideliam būry, jisai neveiksmingas. Tai ir jeigu lauksime, kol kas nors ateis ir pasiūlys, taip nebus. Reikia patiems tai pasiimti ir, kaip sakiau, formuojant, būnant vieningiam tarpusavį, formuojant, ieškant sąjungininkų, kuriems taip pat tai galėtų būti dėl vieno ar kitų priežasčių svarbu, tada Lietuva galėtų būti stipri,